Sveiki bičiuliai, kągi šiandien norėjau aš jums papasakoti, ogi galvoju šiandien gal papasakosiu keletą įdomienų iš terariumo. Kokiosgi ten buvo įdomienos, sakykime. Nu ir va, tai va, terariume yra tokia įdomiena, kad, pavyzdžiui, Rusija ten Baškirijai berods ar kažkur, tai žodžiu, paleido irgi jau tokį įstatymą, kad, žodžiu, pora prieš vestuvės turi dar pristatyti pažymą, kad yra genetiškai suderinami. Ir kamgi čia dabar va, tie Nevidono tarnai sugalvoja čia tokį dalyką. Nu, kadangi pagal aišku Nevidono planą, tai yra, sakykime taip, kad visaip kaip skatinti, kad tik nebūtų aišku jokių vestuvų ir žinoma, kad jeigu nebus vestuvių, tai gal ir vaikų bus mažiau, o tikslas, kad visai nebeliktų tų vaikų ir žmonių, sakykime, kad nebeliktų. Tai tokiu būdu, žodžiu, Nevidono tikslas yra padaryti, kad šeima kuo greičiau galėtų įsiskirti ten sekundžių reikalas, o jau jeigu jau nori sukurti, sakykime, šeimą, tai aišku, jau visokius, kaip sakant, dirbtinus dalykus ir vairias kliūtis jiem stengias padaryti ir kuo būtų didesnė biurokratija, kad tai būtų kuo sunkiau padaryti. Ir aišku, ateityje tai bus vis sunkiau ir sunkiau. Nu ir va, kaip mes kadangi žinom, kad jau visose šalyse yra tie Nevidono tarnai, tai jau reikia tikėtis, kad jeigu jau vienoje šalyje jau pradėjo stumti tokį dalyką, tai matyti jau netolimoje ateityje jau tokia praktika prasidės ir kitose šalyse. Nu, bet aišku, jeigu taip žiūrint dar iš kitos pusės, tai jokiam sutvėrėjo vaikui iš tikrųjų nereikia jokios tos santuokos registracijos. Tai, kaip sakant, susiję du žmonės ir jie savo gyvena laimingai ir kuria tą šeimą be registracijos. Nes, nu, registruoti kažką dabar sistemoje tenais tam terariume, tai jau reikia visai būti, kaip sakant, visišku dunduku. Va, nesakysiu bepročių, bet, nu, tiesiog dunduku. Tai reiškia, ką reiškia būti dunduku? Dunduku tai reiškia būti visiškai apgautų sistemos. Nu, va, tai tokių sistemos vergų ir pakalikų. Tai, o kadangi tas šeimas jau kūrė, kaip sakant, pagrindė ne dundukai, nes dundukai tai ten, aišku, jie visokias vienos lyties santuokas propaguoja, ten visokį laisvą gyvenimą, visokius ištvirkavimus ir panašiai. Tai, žodžiu, tai turbūt tiem patiem dundukam ir tas įstatymas ten ir bus taikomas. Tai va, tai tiek apie tą naujieną. Paskui kokia dar buvo yra naujiena? Dar, žodžiu, kas dar buvo? Dar, žodžiu, Google'as, žodžiu, tam terariume sugalvojo, kad dabar prileis tų palydovų irgi ant balioniukų savo skraidančių ir tipo iš tų balioniukų jau jie stebės dabar su kažkokio dar ten fondo, žodžiu, aplinkos apsaugos ten jau jie bendradarbiaudami, jie stebės, kurgi dabar Žemėje susidaro, kur tos metano dujos susidaro, žodžiu. Nu, nes jau jie ten, žodžiu, prieš tą klimatą atšilimą jau visai kaip nori ten kovoti. Nu ir aišku, ten, ar jie ten stebės ar nestebės, paskui greičiausiai pripaišys visokių ten tų paveiksliukų, kad va, žiūrėkit, čia kažkokiuose miestuose ten labai daug dujų susidaro ir matyti ten jau imsis kažkokių tai kitokių priemonių. Nes, nu, žodžiu, jiem reikia tai paskelbti, kad tai būtų kažkokia tai melagiena, kurią paskui galėtų remtis kažkokiuose kituose savo melagienos. Nu, bet, nes iš principo taigi net neįmano jiems stebėti to dalyko, netgi jeigu ir prileistų tų savo tų palydovų ant tų balionėlių, nes taigi jie chemtrailus ten purškia nuo ryto iki vakaro, tai kągi jie per tuos chemtrailus ten matys, nieko, špygą taukotą tik matys, užtat nei jie ten leis, nei jie ką, gal ten kokį nors vieną ir paleis, kad pademonstruotų, sakykime, arba dundukam, sakykime, parodytų, o realiai tai paskui tik tai ant kompo nupieštant maždaug paveiksliukus, sakykime, sugeneruos kažkokius, kad va, žiūrėkit, ir čia jau ten metanas jau veržės, ir čia veržės, žodžiu, visur veržės tas metanas ir jau tada reikės gelbėti planetą nuo klimato atšilimo ir jau įves visokių naujų mokesčių ir baudų ten ir taip toliau. Tai čia pirmiausiai, tai turbūt labiausiai tai grėsia Europos Sąjungai, ko gero, nes ten yra viena Nevidono mėgstamiausių ir Biliuko draugių, žodžiu, tai ta Ursula tokia, kuri čia dabar nori dar savo tas kadencijas prasitęsti. Tai čia priminsiu, kad aišku, aš čia apie terariumą kalbu, čia mūsų planetoje tai nieko panašaus nevyksta. Nu va, kas dar ten tokia terariume įdomesnio yra? Nu ir aišku, kad pradėjau, kaip ir nepradėjau, vis stiprinama tą skaldyk ir valdyk, žodžiu, Nevidono taktiką. Nu ir ką, Latvijos ten Nevidonai klapčiukai, žodžiu, paskelbė, žodžiu, kad jau jie dabar, jeigu tik tai pamatys Latvijoje važiuojantį automobilį su rusiškais numeriais, tai bus tik tai capta, aišku, tą vairuoti užčiuprinas, lauk iš mašinos ir mašiną iš karto konfiskuos, žodžiu. Tai ten priėmė tam terariume, žodžiu, tokius jau įstatymus. Nu, tai pagalvojus, jeigu žmogus yra pabėgęs iš Rusijos, ne, jisai ten yra jau prieš tą, kaip sakant, jų režimą, kurį jau ten taip jau smerkia, ne ten tie kiti Nevidono klapčiukai,
tai atrodo kaip tik turėtų palaikyti tą tokį tą žmogų, ne, kuris jau ten, sakykime, pabėgo iš to režimo. Bet ne, žodžiu, kad tu nebėgtum iš to režimo ir sėdėtum savo toj Rusijai su savo tuo administratoriu, sakykime, Putinu, kuris jau ten yra, tai žodžiu, tave visuose kitose šalyse pradės visaip kaip čia pasakykime dabar, skriausti, sakykime, jo skriausti ir žodžiu, daryti tau kuo blogesnį tą gyvenimą, kad tu jau bėgtum atgal pas savo tą diktatorių, ten, sakykime, pas tą Putiną. Nu va, tai žodžiu kas, tai va čia jie irgi bendradarbiauja, žodžiu, tie visi Nevidono klapčiukai, tie valstybių vadovai, ir jie viens kitam padeda. Liktai iš vienos pusės jau čia kaip ir mes ten prieš Rusiją, bet iš tikrųjų gaunasi, kad ne prieš Rusiją, o kaip tik padeda Putinui, kad tie žmonės kuo mažiau bėgtų iš tos Rusijos ir juos ten gaudytų ir vežtų, žodžiu, į tą Ukrainą, sakykime, į karą. Nu, aliai į karą, iš tikrųjų, tai ten į tą žmonių aukojimo ceremoniją. Nu, apie tą aukojimo ceremoniją, kadangi užsiminiau, tai irgi dar tokia naujiena buvo, kad, žodžiu, ir amerikonai Bidonas ten prastūmė, ir vokiečiai dar nors ir Europos Sąjungų ten 50 milijardų jau patvirtino, kad duos ten ukrainiečiam, kad tęstų, kaip sakant, tą ukrainiečių ir rusų žudimą ir aukojimą, žodžiu, tam Nevidonui. Tai dar vokiečiai nuo savęs dar papildomai ten duoda ten tų milijardų ir amerikonai ten virš 90 milijardų. Aš net neįsivaizduoju, kur ten reikia taip sugebėti tiek pinigų išleisti. Ten, nežinau, ten vien turbūt šoviniais užpiltų visą Ukrainą su dideliu dar kaupu būtų. Nu, bet jie kažkaip tai sugeba ten tuos milijardus išleisti, o gal čia tik tai prašo, kad tos mokesčius žmonių kažkur tai, žodžiu, ištaškyti, kaip sakant, ir kad paskui sakytų, va, Ukrainai padėjom, užtat nėra už ką kelius remontuoti. Nu, kažkas iš tos serijos. Nu, žodžiu, kad darytų, kad žmonėm tas gyvenimo sąlygos būtų vis prastesnės ir prastesnės. Nu, va, kas ten dar iš tokių įdomesnių irgi naujienų. Ogi, aišku, vyksta toliau kova, sakykime, tam terariume su žmonių, kaip sakant, maisto produktais, nu, su tuo, ką valgo žmonės, ir, aišku, Indijai, nu, kadangi jau dabar jau tas biliukas jau ten prastuminėja per savo tą pasaulinę sveikatos organizaciją ir ten, žodžiu, per tą pasaulinę ekonomikos forumą, žodžiu, ir prastuminėja, kad reikia būtinai skiepyti gyvūnėlius, nes jie yra, žodžiu, kažkaip tai, nu, jau ale nebe atsparos klimatui, nu, tai yra kenkiantis klimatui, reikia juos paskiepyti ir plus ten jie, aišku, dar visi, kaip sakant, platina tas labai jau baisingas ligas, kur žmonėm labai pavojinga, nu, žinoma, čia yra, aišku, visiškas melas, kaip ir visą laiką, o tikslas yra visai kitoks, nu, tai va, ir Indijai, žodžiu, priskiepė ten jie tų galvijų ir paėmė jie paskui netikėtai ir visi išgaišo, žodžiu, ten keliasdešimt tūkstančių galvijų, va, paėmė taip ir nugaišo, bet ir viskas, va, savo, pokšt ir viskas, nu, ir va, ir ką tas reiškia, tai jūs pagalvokit, keliasdešimt tūkstančių galvijų, tai lašas po lašo, nu, ir čia lašo net nepavadinsi, sakykim, ir taip, žodžiu, jau jie po truputį ir naikino, o, žodžiu, dar tas PSO, ten tas direktorius, ten kažkoks teroristas yra tam terariume, žodžiu, tai jis iš vis paskelbė, kad, žodžiu, reikia bet kokį ūkininkavimą ir ten, žodžiu, tą visą žemės ūkį paskelbti, kad jis yra už įstatymo ribų ir būtų, taip sakykim, čia prilyginama didžiuliui nusikaltimui, žodžiu, kad, nu, nebeturėtų žmonės normalaus maisto, sakykim, o galėtų valgyti tik tais tarakonus ir ten, sakykim, Nevidono tarnų ten atspausdinta kokia nors ten su printeriais mėsa ar dar kažkokia, žodžiu, netikra ten kažkokia mėsa, jau kas jau tos mėsos yra mylėtojai. O jie, žinokit, ir ne tik tai dar mėsą, ten ir daržovės visokias jau su printeriais spausdins, viską spausdins, žodžiu, ir sakys, kad spausdinti yra žymiai pigiau ir nekenk klimatui, tralelei, ir, žodžiu, visaip kaip ateityje, kuo toliau, tuo labiau jie kovos, sakykim, su to žemės ūkiu ir su žmonių ten tais maisto produktais. Nu, iš kitos pusės, aišku, jeigu jau jie ir oficialiai skelbia, kad 90% reikia ten jiem išnaikinti tos populiacijos, nu, jie taip gražiai sako, sumažinti populiaciją, nu, tai ką reiškia sumažinti? Tai reiškia tiesiog, nu, išžudyti reikia tiek žmonių, tai žinoma, aišku, gal ir net nebereikės to žemės ūkio tiek daug, kiek jo dabar yra, kiek dabar žmonių maitina. Tai va, tai kas, ir dar, ką žinai, ar liko pas mane čia dar kokią naujieną, tai pasitikrinsiu. Aha, dar yra viena naujiena, dar dvi net. Žiūrėkit, dar, o Izraelis, pavyzdžiui, padarė apklausą savo izraeliečių, žodžiu, Izraelis. Ir, žodžiu, jie nustatė, kad 71 netgi procentas izraeliečių jau palaiko karą, kad su Libanu pradėtų Izraelis, žodžiu. Nu, ar galit patikėti tokią nesąmonę iš tikrųjų? Nuo kada žmonės dabar nori karo, gyvena savo žmonės taikiai, augino vaikus, vaikščiojo į mokyklą ten ir taip toliau.
ir dabar jau jie per apklausas taip ištroškia, žodžiu, dabar viskas jau jiem reikia kariauti ten su visų pasauliu, pradedant su Libanu. Na žinoma, kad aišku, ten yra viskas suklastota, nes bent jau tas mano antrininkas pasako, kad ten jau tam terariume, tai masiniai vyksta protestai iš tikrųjų Izraelį prieš tą jų diktatorių, sakykim, tą Nevidono Klapčiuką, tą Netanyahą. Nu ir žodžiu, o jie oficialiai, matai, taip skelbia per savo melagienas tas priemonės, žodžiu, kad jau visi izraeliečiai vos net ten, sakykim, kurie ten dar kažką tai sugeba pasakyti, tai žodžiu, visi palaiko jau tik tai tą karą, kad tik tai labiau kariautų. Nu ir dar, aišku, pabaigai kokia labai yra tokia irgi naujiena, įdomiena, naujiena terariume, mums tai įdomiena, žinoma. Nu tai yra įdomiena dar tokia, kad, žodžiu, Graikija tai patapo pirmoji, kaip čia dabar ta pravoslavinė, ne, ta šalis, kur, žodžiu, jau jie įteisino vienos lyties santuoką. Nu, kokias vienos lyties? Nu, homoseksualų, ten tų visokių ten pėdikų santuoką, žodžiu, įteisino. Ir netgi jau kokia ten ta bažnyčia, žodžiu, ta pravoslaviška, irgi jau pasakė, kad jau gali, žodžiu, ir pas juos jau, žodžiu, jau viskas. Nu, žodžiu, įvairūs ten tie iškreipimai yra platinami ten to Nevidono ko tolyn, tuo stipriniu ir visuose šalyse, sakykim, čia tik tai laiko klausimas. Jeigu jau vienoj šalyje pradėjo daryti, tai žinokim, kad tas Nevidono planas, aišku, bus jau tai perkeliamas ir į kitas šalis, aišku, atsižvelgiant galbūt į kažkokius ten mažus niuansus ten. Jie, kaip sakant, visi vis mokosi dar, sakykim, iš kažkokių tai klaidų, kur padaro. Tai tokiu būdu ir bus ta demoralizuota, kaip sakant, ta jau žmonija, sakykim, tam terariume, nu ir iš to sekančios, kaip sakant, visokios pasiekmes. Tai tiek tam kartui, žodžiu, ir taip žiūriu, čia ilgai aš čia prišnekėjau, tikiuosi buvo jums įdomu ir iki kitų įdomienų.